Bet bendrai šita tema yra paruošta kaip MPFM kurso dalis, kur einame į pabaigą skyrių pavadinimu Kūrėjo asmenybė tarp beprotybės ir genialumo. Tai yra, ieškom to vidurio taško tarp beprotybės ir genialumo. Kas yra tie kriterijai, kurie stumia į vieną pusę arba į kitą pusę. Tai yra turint omeny kažką destruktyvų vienoje pusėje ir kažką pozityvų, konstruktyvų kitoje pusėje. Dar paprasčiau sakant, kalbam apie asmenybės savybės, būtent kas liečia kūrėjus, intelektualus, amatų atstovus, verslų atstovus, kažkokių verslių dalykų, lyderius taip pat, bet kokius žmonės apskritai, ne? Ir čia prieinam temą, kuri vėl viena iš raktinių temų kurse, tik kitokia prasme truputėlį, ne filosofinė, ne egzistencinė prasme kažkokia, o fiziologinė arba, sakykime, psichofiziologinė. Kaip asmenybės savybės gali būti keičiamos ar įtakojamos per būtent tokią paprastą fiziologinę ar psichofiziologinę pusę. Ir priemonės, sakykime. 40 mūsų susitikimas pavadinimu mitybos įtaka sąmonėje. Tai reiškia mąstymui, psichikai, asmenybei, asmenybės veiklai, kūrybai, kultūrai, gyvenimui bendrai.